Man atrodo, praėjusią savaitę mačiau jūs teatre. Nu dar kur? Taigi aš nevaikštu į teatrą. Kaip? Visai? Visai absoliučiai ir nenuginčiamai. Buvo mane mama ten vaikystėje nusitempus į teatrą. Meškos trobelė vadinasi ar pirkelė. Nu, kažkoks, žodžiu, nekilnojamas turtas Meškos. Tai ten viskas melas, viskas suvaidinta. Kažkoks dėdas buvo apsivilkęs Meškos kostiumą ir vaidino tą Mešką. Nieko ten tikro nėra. Bet teatras yra menas? Šūda ten net nemena. Sėdė tarp ten tų inteligentų, tai net telefonų pakalbėti. Popkornų niekas niekur nepardavinėja, nesąmonė kažkokia. Vat reikia žiūrėti teliką, va ten tai viskas tikra, va nesenai žiūrėjau, kaip Biržų rajone Čupakabrą gaudė. O ten tai įspūdis. Gerai, į teatrą nevaikštot, o į baletą ar operą? Nu, opera tai jau geriau, tai pastatas gražus. Man patinka vietos, kur daug babkių sukišta yra. Tik tai, aišku, tų spygaujančių bobų ant scenos mažiau reikėtų, nes nesąmonės dainuoja. O Operhauze šiaip geriausia tai pertraukos yra. Kodėl? Tai gali konjako nusipirkti, išgerti ir pažiūrėti dar į tos vargolius operos mylėtojus su lelijos kostiumais. Vaikšto jie aplink tą bufetą, vaikšto, susigundo, nusipirka mažiuką saldainuką Mešką šiauriai, suvalgo ir liūdni grįžta į tą savo paskutinėlę žiūrėti antros dalies. Ir nesupranta, kad jau viskas, visus pinigus išleido ir jau tikrai šį mėnesį už elektrą įsiskolins. O baletas ar patinka jums? Nu, koks dar baletas? Nu, vyrai su tom savo kalgotkė man, pavyzdžiui, yra šleikštu, atgrasu ir net nepadaru, sakyčiau. Tegul eina, jie ir demonstruojasi su visko į savo nudistų pležus tenai. O man mokėti pinigus už tokius dalykus? Ne, tikrai ne. Ačiū. Man nesąmonės šitie dalykai. Jeigu noriu šokių normalių žiūrėti, tai per teliką rodo visur dabar. Tai ten ir sportinė dvasia, ir azartas, ir vedėjų veidai matyti. Nu, viską. Kas ten yra, į ką ten žiūrit? Nu tai, va, pažiūrėk, su šaliko eina menininkas, matyt, aktorinį studijuoja be duomenų. Galės paskui baigęs kokį šikantį katiną vaidinti pas Nekrošį. O man iš artistų tai labiausiai patinka Vakasnas, nu ir Vandamas dar.